Labą dieną, esu Augis. Šiandien mes turim viešnę Klaipėdai, iš Kauno atvykusią Dianą. Sveiki. Labą dieną, Diana. Kaip jautiesi? Truputį jaudinas. Kaip kelionė? Ar neprailgo? Iki Klaipėdos? Neprailgo, mes jau vakar atvažiavom. Mes retai lankomės Klaipėdoje, todėl labai smagu kažkaip tai apžiūrėti laivus. Labai čia viskas smagiai atrodo. Kaip tu save matai? Aš anksčiau kažkaip tai galvodavau, kaip čia save įvardint, nes dažniausiai moteris, kaip save raganomi vardina. O aš ne, aš dabartiniam laikė save įvardinu kaip tarpininką, kaip vedlį tarp atėjusių energijų pas mane, dvasių tam tikrų, per mane jos perduoda, ką man reikia perduoti klientui pasakyti. Aišku, kartais švelniai, o kartais grubiau, nes įvairiai labai būna. O jūs kas? Aš gyventojas, aš taip save vadinu. Aš tiesiog gyvenu. Gyvenu gyvenimą, mokausi nesukti savo galvos ir nieko neišeina. Man atrodo, niekam neišeina nesukti galvos. Ja, bet kryptį numatęs. Tai vat, mokinuosi nesukti savo galvos. Ir sekas nelabai turbūt, ne? Čia turbūt mano aplinka turėtų pasakyti. Aš nežinau, būna visaip. Būna ir taip, ir visaip. Tai būtent tai aš vadinu gyvenimu. Diana, paminėjai žodį ragana. Taip, nes labai, tarp kitko, moterys labai mėgsta save įvardinti kaip raganos, jom kažkaip čia egzotika. Aš kažkaip nenoriu taip savęs įvardinti, nes vis dėlto pas mane ateina dvasios ir aš turiu perduoti, ką jos man sako. Tai man kažkaip geriau, kad aš būsiu tarpininkas. Man kažkaip priimtina šitas pavadinimas. O ragana tai gali būti, pavyzdžiui, ir vyras gali išvadinti piktą raganą, nes valgyti nedavė, pavyzdžiui. Tai jau ne vyras. Kiek man yra žinoma, žodis ragana kilęs nuo žodžio reginti. Regėti. Regėti, ar ne? Aha. Taip, pavyzdžiui, atėjusių dvasia taip gali parodyti. Tu vidinių matymų matai. Tai čia irgi regėjimas. Bet aš vis tiek nežinau. Būna, kad aš nežinau, kad gal klientam tai patogiau žmonėm įvardint raganą. Nes tai tarsi tokia slapta, uždrausta profesija kažkokia, kad anksčiau degindavo, kad čia yra blogis, dar kažkas. Tai... Ir dabar yra žmonių, kurie galvoja, kad visa tai yra labai blogai. Nežinau, man primtiniausias tarpininkas. Vedlys dar gali būti. Bet vedlys tada, žinot, būna, kada dvasia ateina, tu perduodi, ką reikia pasakyti. Ir kažkoks ritualinis procesas prasideda. Pavyzdžiui, su ta dvasia, klientas sėdė, aš kažką ten darau, ar naudoju būgną, ar tam tikras kitas priemonės, tada galima dar pavesti. Ir tada progresas prasideda, procesas, klientas išeina, tada jis man paskui parašo, kaip jaučiasi, ką toliau darom, gal tada paskui vedlys prasideda. O kaip galvoji, kodėl, minėjai, kad ragana tai tokia blogai, ar ne, tokia asociacija blogai. Kaip galvoji, kas įtakoja, kas sugadino tą raganą? Inkvizicija. Taip, tai nuo tų laikų ir likę. O pasakos? Jo, suvalgė Jonuką ir Gretutę. Raganą. Aš esu darius meditaciją ir iš praeitų gyvenimų esu prisiminus, kad praeitam gyvenime mane vadino ragana, aš tokį namą turėjau miške ir tam matyme meditacijai mano namą sudegino ir mane įvardino kaip ragana. Tai čia iš praeitų gyvenimų meditacijų esu mačius tai ir sudegino kunigas to kaimo, tą namą. O kokie kunigai? Degina raganos. Konkurencija.
Konkurencija. Sielų gydymo konkurencija. Ar magija yra konkurentas religijai? Formaliai religijai. Kartais. Netgi psichologam. Nežinot, kai žmogus, pavyzdžiui, šiais laikais, aš irgi čia viską iš patirties galiu taip papasakot, kai pas mane klientai kreipiasi, jie tiesiog kartais bijo pas psichologai, nes sako, mane vadins durnium, kvailiu, jeigu aš ten eisiu, nenoriu, neįsiu. Pas kunigą irgi neįsiu, nes kažkaip tai prisibels sunku, kaip čia nueisiu. Irgi va toksai. Tai ateina pas mane pasiguost, va tai pirmiausia, toks vaizdas. Tai aš kaip ir skaitausi jų konkurentė. Nors aš tokia nesijaučiu, bet tokios aplinkybės situacija tokia būna. O man teko girdėti tokių pavadinimų kaip skonio magija. Ar šio žodžio, pagal tai, kokią tu davėjai, bent jau aš taip supratau, kokią apibrėžti žodžiai magija, ar nepikta yra, kad žmonės magiją sieja, sakykime, su skoniu, su vaizdo magija, ar ne, jūra magija? Ne, man aš apie tai net negalvoju, ta prasme, neerzina man visai tokie, o kodėl, pavyzdžiui, vis tiek tau skonio magija, man kažkaip iš karto atrodo kažkoks šokoladas, labai gerai. Jisai suteikia tokią emociją, pagerėjimą, o ko ne magija. Man tai tik šokoladukas magija. Ne, aš nesuku galvos apie tai kažkaip, ne, man netrukdo. Aš gretinu su religija, nes greičiausiai religijos atstovas, jeigu yra naudojami kažkokie tai atributai religiniai kažkur ne religijos plotmėse arba erdvėse, tai jau yra šventvagystė. Oi, net nežinau, žinokit, jie taip pat turi visokius atributus, apeigas atlieka. Mišios yra apeigos. Ir naudoja irgi sakramentą. Tai irgi yra įrankis. Tai aš esu susidūrus su tokiais, su vienuolė, Pažaislio vienuolyne, kuri labai gerai mane priėmė. Požiūris į mane buvo labai geras, kai aš pasakiau, kuo užsiimu. Ir ji paprašė tiesiog ją pažiūrėti, kaip iš savo profesijos. Ir tiesiog, jai patiko viskas, ką pasakiau. Aišku, nebuvo lengvi dalykai ten, tokie gyvenimo situacijos, tokios sudėtingos. Ir ji gerai viską priėmė ir sako, aš suprantu, kad tokių žmonių egzistuoja ir viskas gerai. O yra tiesiog, ten jau aišku iš kunigų tikriausiai labiau, kai jie gal vadina šventvagystę, bet ar ne tas pats Dievas suteikia dovaną? Tai čia toksai, kaip tu gali to užsiimti? Bet jeigu pas mane ateina, aš ne pati iškviečiau, pas mane ateina, tai tos energijos, tai pas mane ateina ir Dievo energija, ta pati, kaip jinai man gali uždrausti kažką daryti. Jeigu davė, aš ir naudoju. Jie patys savo, manau, prieštarauja truputį logikai. Jeigu vyras užsiimantis magiją, jisai yra magas, o moteris? Magija gal. Bet čia kaip kiekvienas save įvardina. Magija, okei. Čia žinau, kad labai individualu iš tikrųjų. Aš užsiimu perdavimu informacijos, tam tikrom apeigom ritualais, jeigu reikia, bet vėl tai atneša, pavyzdžiui, informaciją, ką daryti, kaip pataisyti situaciją, būtent ta pati dvasia. Aišku, aš kartais, pavyzdžiui, prisimenu iš praeitų gyvenimų, tiesiog atsimenu, ką man reikia daryti automatiškai, rituališkai, ko man reikia, kaip tai veiks, bet aš prisimenu. Čia atmintis praeitų gyvenimų. Arba galima paklausti tų pačių dvasių, ką reikia daryti. Nes, pavyzdžiui, kas su šamaniškom energijom susiję, tai yra gamta, buitis, kasdienybė. Ir kartais ateina ir aš paklausiu, ką klientui daryti. Ir jiems sako, pasakyk, kad
daugiau gertų šilto vandens, drungno. Ne šalto, ne karšto, o drungno vandens, nes pasiektis harmonija viduje. Bet nuo labai paprastų dalykų tokių būna. Ir žmonės galvoja, tai kaip čia nereikia kažkokios kančios, kaip man čia nereikia kažko aukot, kad aš geriau pasijaučiau, o man reikia tik tokių paprastų dalykų. Ir dažnai būtent, kad kažkaip, o tai kaip, čia nereikės man nieko, čia man vandenį reikės gerti, arba tiesiog, šamaniškas darbas su energijom labai paprastas ir mielas, švelnus. Toks ir žmonės kažkaip čia reikia jiems stebuklo kažkokio. Tai, būna įvairių dalykų, pavyzdžiui, jeigu ateina su sunkiom energijom, prieš ateinant klientui aš visą laiką jaučiu, kas maždaug jau ateis, nes pasijaučia, surezonuoja su aplinka. Krenta ikonos pas mane darbe, dar kas nors, tokio būna labai įvairiai. O, pavyzdžiui, paskutinį kartą irgi jau jaučiu, kad kažkas nelabai taip sunkiai ir pati jaučiaus, nes būna, kad jaučiu kliento jausmus. Net būna fiziškai kartais jaučiu, ką jaučia žmogus. Ir paskutinis buvo kartas, praėjusią šią savaitę. Tiesiog atėjo žmogus su prikibusiu prie jo lerva. Tam tikra tokia smulkia energija, kuri pastovi graužia, ėda smegenys, jam pastovi fiziškai žmogus gali blogai jaustis, mintys tokios neadekvačios, ne jo. Visai atrodo, ir man klientė sako, aš toks vis, kad čia ne mano mintis. Jis sako, aš anksčiau negalvodavau taip. Ir aš pasiėmiau šventintus smilkalus. Man kažkaip taip ten vėl savaime labai gaunasi, ką reikia daryti. Tai kaip tos dažniausiai tokios sunkios energijos pradeda naikinti atributus. Sudegino man visus smilkalus, prikepė puodas prie kilimo, aš negalėjau, stengiasi, kad žmogus negautų pagalbos. Nes tos energijos liejom tam labai patogumis, žmogaus energija, žmogaus mintims, skausmais, jos tokios būna ne kaip apsėdimas, pavyzdžiui, dar kaip būna, tas, sakykime, velnio apsėdimas. Ten yra iš vis kiti variantai. Čia tokios smulkios, tai jos mėgsta, ir paskui ir naikina tokius artefaktus, kur reikia naudoti per valymus. Degina rankas per žvakes, man apdegina, su žolėm pradeda ten viskas, pradeda kris daiktai. Labai, žinokit, labai įvairių būna. O dažniausiai irgi toks, sakykime, jau tų sunkių labai, įvardinimo velnio energijos, sakykime. Jau to pagrindinio tokio, aišku, ten yra hierarchijos tų sunkių energijų, bet realiai nemanau, kad kunigas ar aš galiu išvaryti velnę. Žmogus nepajėgus tam. Smulkės visokias galima, o tos tikros, sunkios, pagrindinės energijos ne. Nes būna, pavyzdžiui, vaikai su autizmu. Man yra, pavyzdžiui, rodo foto vaiko, o tai kaip čia, kas čia bus, ten labai dažnas klausimas dėl autizmo. Ir man atsakydavo atėjęs būtent ta energija sunkiai, sako, mes su jais žaidžiam, mes pasirinkam nuo vaikystės to žmonės ir su jais žaidžiam, reiškia, eigoje gyvenimo jo nepaleis ir viskas. Ir tu nieko negali žmogus padaryti, nei su savo balymais, nei su kuo. Žmogus niekada neturėjo, neturi ir neturės tokios rauto energijos, kiek ten yra. Aš girdėjau tokį išsireiškimą numušti lervą. Numušti su kuo? Su koja? Su šluota? Su kuo? Dažniausiai tai yra perkeliama į daiktą kažkokį, aš naudoju, nežinau, ne viską noriu čia labai sakyti, ką aš perkeliu, bet tiesiog yra perkeliama į daiktus, tokius smulkmės, tokios visokios, jos įvairiai labai atrodo. Persikelia į daiktą, tas daiktas paskui padedamas ten, kuriam vieta ir tiesiog žmogus lieka be tos. Bet, pavyzdžiui, pas mane neišeina visai vienas, aš tada dažniausiai pakviečiu kažkokią tai energiją šamanišką, kuri nepaliktų vieno žmogaus, kad išeitų, pasaugotų ir kad ramiai būtų. O dažniausiai tokias smulkės visokias energijas prisigaudo žmonės tada,
kai būna psichologiškai ir fiziškai silpniausia. Tiesiog, galima labai lengvai pasigauti iš tikrųjų. Tiesiog susergi, tiesiog gali peršalt, pavyzdžiui. Jau tavo fizinis kūnas jau biški pasilpęs. Ir prasideda, nervas, negaliu padaryti darbų, čia man reikia gulėti, čia ta nosis bėga, tada prasideda toks psichologinis ir ką, žmogus labai silpnas pasidaro tuo metu. Ir, tokios energijos ir laukia iš šono, kada žmogus silpnas, kada prie jo galima prisikabinti. Dažniausiai paskui žmonės pradeda fiziškai tai jaust. Sako, ir dažnai kažkaip tai būtent pasijaučia naktį, kada žmonės eina miegot. Sako, mane spaudžia visą laiką, man krūtinę spaudžia, atrodo, kad kažkas guli šone ar ant galvos, nes dažniausiai prie galvos arba čia šitose srityse jos prisikabina. Tai būna, pavyzdžiui, labai stiprus kaklo, pečių skausmai, galvos skausmai, spaudimas krūtiniai. Tai tokie dalykai. Žodžiu, čia aš viena labai daug šneku. Išsivedžiau. Man kilo klausimas, sakykime, man yra žinoma, aš nežinau, kiek tai yra grįsta faktais, bet kad galima matyti arba fotografuoti auras. O ar galima pamatyti kažkaip tai kažkokiais prietaisais? Būtent tas būtybės, ar lervas, ar sielas, ar kažką tokio. Nežinau, nes nesu bandžius. Tai nieko negaliu šitą temą pakomentuoti. Aišku, žmonės rodo, kad ten kažką nufotografuoja, dar ką, bet kažkaip dažnai būna, kad tai susijęs su objektyvu, ten kažkaip ne taip pakreiptų, ten dar kažkas. Yra man klientai būna atsiunčia foto, kuriuose matoje ten kažką, bet aš pažiūriu, tai dažniausiai beveik 100%, kad būna kažkoks brokas foto. Artefaktas. Jo, ten nelabai. Nežinau, aš tikrų, kad man atsiųstų ir pažiūrėti. Ir kad aš tikrai sakyčiau jo. Bet gali atsiųsti, pavyzdžiui, paprastą foto, absoliučiai patalpos paprastą foto. Ir per tą paprastą foto tu gali matyti, kas vaikšto tam kambarį. Pavyzdžiui, nes man tokia klientė yra atsiuntus ir sako, mes matom, bet fotografuoti neišeina jo. Ir aš pažiūrėjau ir sakau, matau, kad jisai yra kambarį ir sakau, kai jūs miegat, jisai stovi ir žiūri. Jūs sako, taip ir yra, sako, jaučia, kad prie mane stovi naktį ir žiūri į mane. Taip galima, be nufotografavimo tos būtybės, jo galima pajausti per, sakykim, paprastą foto, kad ten kažkas vaikšto. O tokie dalykai. Aš esu mačius ne vieną kartą, bet čia perimetrim tokiam matyme, aišku, mirusieji, pavyzdžiui, būna dingusi nuotrauka žmonių atsiunčia. Tai irgi vieną kartą taip sėdžiu pas savo darbe, taip žiūriu, atsiuntė kažkur dingo vaikinas. Ir aš taip atsipalaidavus sėdžiu, sau sidegu žvakę ir žiūriu, kampe stovi pas mane. Visas mėlynas, toks pamėlynavęs. Gerai galvoju, stovi mėlynas ir taip, matau, kad šlapias, tai galvoju, blemba, jį turi paskendo. Ir paskui po ten savaitės bėgi per žinias pranešė, kad jis rastas, būtent Klaipėdoje kažkur upėje, tarp kitko buvo rastas. Tai būna tokių, kad tiesiog stovi, bet irgi, kai žmonės įsivaizduoja, kad prieš tave, kaip jūs, kad sėdėt ir galvoju, atsisėdo prieš mane, mes dabar su dvasia pasikalbėsim. Tai, ne, ten yra... Žinoma, kad netiesiogių matymų, o, sakykime, čia būtų matosi. Aš jau žiūrėčiau, bet, pavyzdžiui, jeigu būtų čia būtų. Man nereikia žiūrėti, iš šono pasirodo. Ar mes čia vieni? Dažniausiai visa visata nėra viena, niekur. Bet, pavyzdžiui, kai atsiunčia ten užklausą, tu pajausk, pažiūrėk, tai žmonės labai irgi klaidingai galvoja, kad aš sėdžiu čia ir matau viską, taip nebūna, reikia pasiruošti tam. Nėra, pavyzdžiui, jeigu jūs tiesiog sėdėt kambarį ir jums šneka kažkas, tai čia reikia pasitikrinti dėl šizofrenijos. Ir kai paklausia, ar jūs gert vaistus, bet negeriu ir girdžiu, bet kai geriu, negirdžiu, tai irgi pas mane neigia. O gerkit vaistus. Labai dažnai. Tarp kitko, kad ir kaip baisiai taip skambėtų, bet iš tikrųjų, žmonės negeria vaistų
Jie pradeda girdėti, su išneka ir paskui jie pas mane ateina. Ir sako, kodėl man šneka? Man matos, būna kartais, kad iškart paklausia, ko jūs. Buvo skirti vaistai, jos skirti, bet aš negeriu. Bet kai išgerit, nekalba jau su jumis? Ne. O sapnai ir magija. Ar susiję kažkaip? Per sapnus galima patekti į kitas erdves. Per magiją, sakykime, irgi į kitas erdves galima patekti. Tik tai gal sapnas yra toks prieinamas visiems labai. Gal labiau. Ir ten dažniausiai, pavyzdžiui, man per sapnus asmeniškai rodo kitas erdves, kur aš fiziniam pasaulyje nesu mačius niekada tokių vaizdų. Ir, pavyzdžiui, netgi žodžiais negalima apibūdinti. Žmonės dažnai nesinaudoja iš viso. Kažkaip tai jie užklausų nesiunčia. Jie laukia, kol jiems ten ką nors parodys. Jūs tiesiog imkite ir paprašykit, kad jums parodytų. Prašau man parodyti. Užtenka šitų žodžių. O jeigu parodo be užklausos, jeigu konkrečiai, sakykime, ateitį, parodo ateitį tiesiog. Tai gal pa žmogų labai išvystyti intuiciją ir būna, kad žmogaus protai būtų lengviau, jam per sapnus parodo. Artimo žmogaus mirtį, išėjimą ir būtent su informacija, kurioje vietoje bus liga. Aha, su šito klausimo apie mirtį iš tikrųjų, kaip aš darau. Šiaip aš nuo 7 metų sapnuoju tiesioginius sapnus. Tik dabar ten suaugus dažniausiai pridengia simboliais. Nes dažniausiai suaugusio žmogaus protas pradeda kritikuoti viską. Ir jeigu jau tiesiogiai žinot, matot, žinot, kad tikrai, jau pas jūs pildosi tie sapnai, ir pamatyt mirtį. Tai ką jūs dabar darysit? Eisit ir sakysit tam žmogui, žinok, dabar tu mirsi. Ir ką su to informacija daryti tam žmogui? Taip, kad jeigu matot ir pas jūs pildosi, būtent kas su mirtim susiję, pasilikit informaciją savo. Jis niekam nereikalinga, realiai. Jūs galite tik tai vystyti savo intuiciją. Tai gal galima buvo tam žmogui padėti, gal ta informacija atėjo į vaikystę, tas sapnas atėjo tam, kad būtų tas žmogus, kuris išėjo, po daug metų iš tikrųjų išėjo, būtent su ta liga, gal galima buvo jam padėti. Labai abejoju, nes kiekvienam žmogui yra numatytas tam tikras ciklas. Tu gali norėti išgelbėti, išgydyti, bet jeigu žmogui yra numatytas ciklas nugyvent, yra atskira, kaip visos, pavyzdžiui, Dievas, velnias, mirties ta pati energija. Tu jos niekada nenugalėsi. Žmogus neturi tokių energetinių srautų. Mes visi turim savo datas. Tai aišku. Ir jos yra žinomas. Man tai ne, bet visatai žinomas. Ir čia nėra ko nervuotis, kai žmonės galvoja, va dabar aš ten eisiu, tai man bus va tai, va nieko jūs nežinot. Taip, kad ir nereiktų ir prisigalvoti ir savo ten sukti smegenų. Mirtis ir magija. MND. Susijus. Labai susijus, nes pavyzdžiui, kai žmonės jau mirtis, tai jau juoda magija. Kažkodėl sieja su juoda magija man kažkaip, mano taip būna žmonės, nes jie labai kažkaip taip įsivaizduoja. Ne, visiškai nebūtinai taip, nes būna, pavyzdžiui, jeigu, pavyzdžiui, yra mirties magija, mirties energijai galima taip pat įsikviesti, tiesiog paklausti tam tikrų dalykų. Irgi ten galima prašyti patarimų, tarp kitko, susijusių su sveikata. Nes žmonės, pavyzdžiui, nuėjus į kapines ir būnant 10-15 minučių, jūs galite pataisyti savo sveikatą. Jeigu pabūsit ilgiau, tada bus toks atvirkštinis variantas ir pradėsit jaustis prasčiau. Bet, pavyzdžiui, jeigu labai galvas skauda, nueinat, pabūnat, ten patvarko viską ir išeinat. Tai kažkaip su ta juoda magija sieja, bet aš tai iš vis, man atrodo,
mirtis iš vis ne juoda magija, kapinės irgi ne juoda magija, nors viską galima ten daryti. Nu, va vėl, magija yra ketinimas, ką tu darysi su mirties energija. Ar tu pas ją kažko klausi patarimo ir ką padaryti su sveikata, ar tu ten norėsi kažką va, būtent nusiųsti kapus jos pagalba. Žmonės galvoja, kad, pavyzdžiui, irgi užsakymas nuvesti kitą žmogų į kapus. Kadangi mirties ciklai vis tiek egzistuoja pas žmogų, tu jam, sakykime, pas mane ateis klientas, sakys, man ten reikia. Aš užsiimu viskuo, kuo noriu, sakykime, pagal savo ketinimą. Balta, juoda, čia man nesvarbu. Pagal savo sąžinę ir įsitikinimus darau. Pavyzdžiui, kartais reikia atstatyti tam tikrą harmoniją. Tai čia kitas pavadintų juoda magija, bet nebūtinai. Tai pavyzdžiui, gali nueiti kapines ir ten va, vėl pagal ketinimą paklausti, kaip ar pataisyti sveikatą. Būtent mirtis labai kažkaip keista klausti mirties apie sveikatą, bet va, būtent labai kaip tik va, gali neatsakyti apie sveikatos būklės. Ir ką gal reikėtų padaryti. Reikėtų irgi nebijotos energijos, jinai tokia nešvelni. Tarp kitko, mirtis turi tarpininkų irgi. Nes pavyzdžiui, aš įsikviečiu mirties tarpininką, dvasią. Neteina, jau kad, sakykime, mirtis ateina įsikvieti. Ne, ateina mirties tarpininkas, kuris perduoda tą informaciją. Ir pavyzdžiui, per meditaciją mirties arkaną nuėjus, esu mačius nei vieną rūšį mirčių. Nu, kaip čia pavadinti? Ten rodomos daug rūšių mirčių. Ir jos vis kitaip atrodo vaizdu. Gal taip va. Yra neįkvėpusių oro žmonių. Mirties arkane yra neįkvėpusių oro žmonių toksai upė. Tokia. Aš jau jums pradėjau pasakot, bet aš nežinau, aš jau gal labai giliai lendu ir paskui gal nesuprasit. Tai tokia erdvė dažniausiai čia būna kaip abortai arba gimė negyvi, arba, nu va tokie va, kur neįkvėpia, nu va dar čia ir paskui. Tai ten tokia upė atskira yra, nedygė. Bet ten irgi su ciklai susiję labai, ten skirta irgi, kad tik pasirinkti fizinį kūną, įsikūnėt, atlieka tam tikrą darbą ir va, taip išeina, jau sako, kodėl miršta maži vaikai, ten liuka arba iš vis negimė. Nes praėjusios sielos darbas yra tik įsikūnėt į fizinį kūną ir paskui jam nereikia toliau gyventi, jis jau atidirba. Yra atskiros, tarp kitko, mirties arkane yra atskira tokia erdvė gyvūnams. Ten irgi galima nuėjus pažiūrėti savo išėjusius gyvūnus. Nu, tokiu žodžiu, iš vis meditacijos, įėjimai į arkanus didžiuosius taro, ten medituot, ten, žinokit, tiek galima visko atrasti ir vis naujo. Ten turbūt neįsimami klodai. Kas nori, pavyzdžiui, praktikuoti, pirmiausia, tas, sakykime, magija, dar kažką, tai pirminis dalykas yra meditacija. Į save galima pirmiausia, o paskui va, būtent į taro arkanus, ten tiek daug visko, ten tiek daug žinių šaltinis. Ar galėtum kiek plačiau apie meditaciją į save? Kaip tai atrodo? Aš taip pasakiau, meditacija į save. Aš iš vis, pavyzdžiui, klientus labai savo negazdinu, o tiesiog. Nes labai kažkaip visi įsitikinę, kad meditacija yra ten kažkoks didis mokslas, reikia ten vos nebuda būt, kad tu ten čia jau turi nušvitimą kažkokį pajust. Aš tiesiog visą laiką pasakau. Nu, čia kaip pavyzdys būna. Ateina šamaniška energija, kartais ateina garsu, spalva, vaizdu. Ir pas mane vaizdu, specialiai turiu tokias kortas, švenčiausios mergelės kortos tokios, ir jos kartais sako, va, klientui parodyk per tą kortą, kaip aš atrodau. Aš ištraukiu, padedu, sakau, va, jūsų šamaniška dvasia, va, taip atrodo.
nusifotografuoja žmogus tą kortą, sakau, dabar jūs galite su ją medituoti. Ir viskas akis įsiplečia, o ką man dabar daryti, jau čia tiesiog žiūrėti vaizdą. Jeigu turėtumėt kortą, žiūrėtumėt į kortą, jeigu turit foto, žiūrite į foto ir nieko nedarot, jūs ją žiūrit. Ir, pavyzdžiui, gali užkabinti kažkokią detalę. Spalva, linkis, veidas, akis, ten dar kažkas ir jūs žiūrite į tą vieną vietą. Ir viskas. Sėdė, žiūrit ir tai jau yra meditacija ir prasidės procesas. Viskas. O į save, nežinau, čia gal taip pasakymas į save, nežinau kaip pakomentuot, gal tiesiog sėdėjimas ir buvimas. Ir viskas. Nes dažniausiai kažkaip žmonės įsigąsta, kažkaip labai bijo, kad čia gal taip sukurta įvaizdis, kad į Indiją reikia nuvažiuoti, ten, nežinau, norėčiau, aišku, į Indiją nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip jie ten medituoja. Bet aš manau, galima tiesiog sėdint kėdėje ir žiūrint į vieną tašką jau medituoti. Malda yra meditacija ta pati, tiesiog skaitant. Žmonės kažkaip jie taip sureikšmė ir atrodo, kad tik kažkokie tai išrinktieji gali medituoti. Tai nežinau, kad visi galit. Aš apie jūs skaičiu, kad jūs kažkokią meditaciją užsiimat. Papasakokit apie meditaciją. Aš tai čia iš savo požiūrių papasakojau, kaip aš suprantu ir klientam kaip siūlau. O jūs kaip tą atliekate? Man meditacija yra, jeigu yra toksai posakis, nekreip dėmesio, tai aš tiesiog kreipiu dėmesį. Tai man yra meditacija, tai yra kreipti dėmesį. Tai ta pirminė tokia pakopa galbūt, ne pakopa, gal žingsnis pirmas, tai yra kreip dėmesį. Tai į ką kreip dėmesį jau kiekvienas pats pasirenka. Tai gal būna vaizdinis elementas, ar ne, nuotraukas su kažkokia, ar ne, tai lygiai tas pats, arba tai būtų kūno pojūtis, ar tai būtų stebėjimas galbūt, bet kokia tai viskas susijęs su dėmesiu. Bet išlaikyti dėmesį ir galvoju, kas yra paprasčiau už išlaikymą dėmesio ties kažkokiu tai elementu. Mintis, kritikuojančios smegenys, kurios įsijungia. Tai kaip nugalit, čia yra... 3, kenktas iškvėpimas ir jau nėra meditacijos, jau kažkur tai. Tai man meditacija yra tas laikas, kada aš pastebiu, kad mano protas jau galvoja kažką ir labai gražus, be neigimo, be jokio bjaurėjimas, grįžimas vėl prie dėmesio objekto. Tai lavinimas būtent šios savybės, aš vadinu, tai meditacija. Panašu, ką ir aš galvoju, iš tikrųjų, nes žmonės sako, ką daryti, sakau, tai jūs tiesiog sakykit, jo mintis gerai, jūs eikit toliau, aš toliau stebėsiu ir viskas. Man irgi viskas taip atrodo kažkaip, bendrą tašką suradom. Tai aš turiu spėjimą, jog visi medituoja, tai kai kurie nežino apie tai. Man dabar taip pat jie sako, kad žmogus, kai dainuoja, meditacija vyksta. Man dabar atėjo iš vidaus toks atsakymas, toks šoka laisvai, negalvodamas. Ir ten tos kundalini, pavyzdžiui, aktyvios meditacijos per šokį aš esu dalyvavus. Tai iš pradžių labai atsipalaiduoti labai sunku, nes iškart pagalvoju, ką apie tave pagalvos, kai tu ten kaip gyvatė raitaisi. Tai reikia užrišti visiems akis. Nereikės nieko galvoti apie tai. Jo, bet paskui kažkaip tai vis tiek žmonių daugiau ten tokia grupė buvo, atsipalaidavo visi labiau ir jo, bet tas vis pagalvojimas, o ką pagalvos kiti. Kartais. Ar yra toks momentas, kaip galvoji, ar yra toks momentas gyvenime, kada jau nustoji galvoti, ką pagalvos kiti? Aha. Kaip pavadintum tą momentą? Keiksmažodžiu, bet sakysiu. Gal, žinot kaip, kai savim visiškai pasitik ir žinai, ką darai, ir žinai, kad eini savo keliu. Va tada. Bet tada tai jau.
kaip pavyzdžiui, jo, gal anksčiau truputį, dar kai pradėjau savo veiklą, vis nesitęsi ilgai, bet vis pagalvodavau, kaip čia ir kiti reaguosi tą mano veiklą. Bet kuo toliau ir kuo labiau žinai, kad tai yra teisinga, ką tu darai, tai padeda aplinkai tavo veiklą, kliento atsiliepimai. Tada tau neįdomu, kas ką sugalvoja pasakyti, nes tu žinai, ką tu darai. Ir viskas. Nes aš kitaip paklausiu, ar yra kritikuojančių ir kurie kritikuoja skausmingai, tai yra. O man atrodo, visą laiką tų kritikuojančių pas kiekvieną žmogų bus nesvarbu, kuo tu užsijėmė. Tu niekuo neužsimsi, tave kritikuos, nes tu nieko nedarai, tu darai, tave kritikuos, kad tu blogai darai, tada, kad ne pagal tave darai, paskui, aš manau, kad, sakau, tu gali sėdėti namie ir nieko nedaryti, bet tada artimieji burbės ir tada sakys, tai tu nieko nedarai. Žodžiu, čia su tuo reikia susitaikyti. Kaip? Kaip susitaikyti? Kad kitaip nebus. Kitaip nebus. Tai čia būtent ir ateina tas momentas, kada viskas tampa keiksmažodį. Gal. Okay. Svarbiausia žinot, ką pats darai. Kad sąžiningas prieš save ir prieš aplinką. Paminėjai naudą kitiems, kad žinai, kad tai yra naudinga. Kaip ta nauda, kaip tu sužinojai, kad tai yra naudinga? Klientų atsiliepimai. Čia yra pagrindas. Aš darau dėl kliento, aišku, kažkiek ir dėl savęs, nes taip progresas pas mane kyla, aš tada dar daugiau noriu mokytis, dar daugiau sužinoti, dar daugiau medituoti, dar visko išbandyti, kad dar padėti tam kitam žmogui. Tai tik tai jūsų klientas pasakys, ar jūs gerai darot ar ne. Ir pas mane tie atsiliepimai labai geri ir aš labai džiaugiuosi ir aš labai dėkoju ir man tai labai svarbu visą laiką. Jeigu nebūtų, tada pagalvočiau, gal tada nereikia to daryti. Ir būna, pavyzdžiui, jeigu žmogus ne savo kelyje ir jam pastoviai kažkas kliūna, jam ten viskas blogai jaučiasi, ten kiti burba ir pastoviai kliuvinį, tai jam reikia gal pagalvoti, gal jis tikrai ne savo vietoj. O jeigu, pavyzdžiui, esi savo vietoj, bet ten kažkas burba, tai tau nepakliudys. Ar galėtum savo veiklą pavadinti tarnystę žmonėms? Taip. Nes tai aš eikvoju savo fizinę sveikatą, savo energiją, bet man tai patinka. Jeigu nepatiktų, aš negalėčiau to daryti. Provokacinis klausimas. O kaip tu supranti, kad tau tai patinka? Ir kuom? Jaučiu malonumą, kai gaunu, pavyzdžiui, atsiliepimą. Ir labai džiaugiuosi. Man toks didelis džiaugsmas, kad aš kažką galėjau gero padaryti. Aš, pavyzdžiui, labiau mėgstu dovanas negu gauti. Tai čia irgi atrodo, blemba, kaip fainai. Ir čia visai svetimas žmogus tave įvertino. Ne savas, kuris, žinot, visą laiką viskas čia gerai. O visai svetimas. Ir žmonės atvažiuoja net iš kitų šalių pas mane, tiesiog grįžta į Lietuvą, kad pas mane ateit. Man, geriausias įvertinimas yra žmogaus atsiliepimas, kad jam pagerėjo. Fantastika. Dėl atsiliepimų darau savo darbą. Tiesiog, man patinka. Grįžtamas ryšys, bet kokia. Jo. Tas yra labai svarbu, manyčiau. Tai be galo nesvarbu, kur jūs sėdėt, ar ofise, kokiam sėdėt. Bet jeigu apie jūs, gerai aptarnavo, koks geras darbuotojas, tai iš karto pakyla nuotaika, tada aš dar geriau padarysiu, vis laiką šypsosios klientam. Tai įsivaizduojat, kaip gera gauti atgalinį ryšį. Šitas tai šaunuolis, nevagiais į 1000 eurų, jis iš karto 1 milijoną pavogė. Irgi liuks. Gražu, tarnystė iš tiesų yra labai gražu.
jeigu yra tokia vidinė intencija, manyčiau, tai labai gražu. Aš džiaugiuosi, kad radau tai, nors iš tikrųjų, sakau, pradėjau sapnuoti sapnus nuo 7 metų, kaip ir atrodo turėtų būti aišku, kuo aš turėčiau užsiimti. Nu, kitiems žmonėms gali taip atrodyti, nes paskui kažkaip atrodo ir paauglystė. Nu, turėjau tas kortas, bet nieko taip nedariau, bet man visą laiką norėjosi, aš labai daug metų norėjau ir bandžiau stoti į policijos akademiją. Labai policijai norėjau dirbti. Bet paskui baigiau socialinį darbą. Nu, vėl labai panašu viskas. Tai pagal išsilavinimą socialinė darbuotoja. Vėl pagalba aplinkai. Yra būtent kažkokiem žmonėm, kuriem reikalinga pagalba. O dirbi pagal specialybę? Ne. Mane atvedė į visiškai, kad dirbčiau tik šitą darbą. Tai nuostabu. Jeigu darai tik tai, ką nori, o ne tai, ką. Aš irgi labai džiaugiuosi ir visiems linkiu, kad kiekvienas atrastų savo veiklą, nes tai yra labai svarbu gyvenimo kokybei. Kokia mano veikla? Jūsų? Vat noriu, aš irgi taip noriu. O ką mėgstat? Ką mėgstat daryti? Pirmiausia, fiziškai. Kas jums teikia malonumą, pavyzdžiui? Aš nemėgstu rankdarbių, tiesiog neapkenčiu, tai aš ten jau kažką mėgsti jau negalėčiau. Žiūrėti filmus mėgstu. Kino kritikas galite. Tada žiūrit, ką mėgstat pirmiausia, ką iš tikro mėgstat, kad nevargintų psichiškai ir fizinio kūno tas veiksmas, ką jūs kasdien darysit. Ten paskui, aišku, yra tas kitoks nuovargis, bet jis geras būna. Nu, gerai, jūs žiūrėsit daug filmų. Aha, filmai. Aha, tai kokius mokslus, pavyzdžiui, reiktų baigti, o gal jūs norite režisuoti filmus, kurti? Gal jums reikia kamerą nusipirkti, gal gerą telefoną, kurti turinį, dėti YouTube'ą. Instagramą. Va, prašau, ten, žinote, kai pradedi nuo siūlo, pirmiausia, reikia žinoti, ko žmogus pats nori. Kažkiek atliepia tai. Tai čia labai svarbu, svarbiausia, ko aš noriu, ne ko tėvai, ne ko draugai, ten, kokia paklausi specialybė. Nu, kas čia per paklausi specialybė dabar? Nu, gerai, kažkada vadyba ten buvo. Nu, kokia aš vadybininkė? Ne. Aš turbūt būčiau pati blogiausia vadybininkė. Kodėl? Nenorėčiau ten eiti, kažkam kažką siūlyti, pardavinėti. Nu, vat, ne mano. Nenorėčiau keltis į darbą. Skūščiausi draugam, pažįstamim, kad ir direktorius kažkoks, ir nekelia algus, ir nepatinka. Tada žmonės, žinot ką, po darbo, kur nemylė, eina išgert. O matot, kaip blogai užsisuka. Gimė klausimas. Kokios yra, tarkim, 3 dažniausios užklausos klientų? Jeigu tai galima atskleisti, aišku. Pinigai. Pirmauja pinigai. Ne meilė, o pinigai. Pinigai, tada gal meilė. Ir paskui dažniausiai gal būna sveikata. Jo. Magija pati iš savęs, jinai nėra gydymo priemonė. Kartais būna priedas prie gydymo. Todėl, pavyzdžiui, kai ten man labai baisu, kai žmonės ten serga onkologinė liga ir va, aš eisiu magijos, nesigydysiu, bet aš eisiu magijos pagalba, ten dar kažkokiam žolėm. Tokie dalykai gali būti tik šalia jau tokio rimto gydymo pirmiausia, kaip ir, pavyzdžiui, alkoholizmo gydymas. Pirmiausia, turi būti stacionarus gydymas, o ten kažkokios lėlės, kurio užrišamos burnos, valymai, apsaugų uždėjimai, turi būti šone. Tai yra pagalbinė priemonė, kuri padeda, tarp kitko, tam tikram gydymui, tradiciniam, nes subalansuoja žmogų. Esu turėjus, kur ne vieną onkologinį ligonį savo klientuose, kur, pavyzdžiui, po tam tikrų ritualų, dalykų, jam labai pagerėja emocinė būsena, netgi apetitas atsiranda ir taip pagerėja pats tradicinis gydymas.
Bet jau jokių būdų nereikia mest, pavyzdžiui, ir jeigu jums kas nors, jūs ateinat pas kažkokią būrėją ir jums pasako, mesk dabar, čia tau nereikia. Niekada nepasitarę su gydytoju, niekada nemeskit jokių vaistų. Tai turi daryti tik tai gydytojas. O ne. Bet kai su to pačia šizofrenija. O vieną dieną kalba, o išgėriu kitą dieną. Nekalba. Tai nesiūlyčiau taip daryti. Vieną dieną ateina tie, kurie kalba, kitą dieną neateina. Ja. O kaip tavo manimu galima būtų atskirti paprastam žmogui, kuris nėra temai, kur yra magas, o kur yra nemagas? Pagal kokius atributus? Žinot, dažniausiai tie žmonės, kurie sako, kad 100% jums viską padarys. Tai jie magai ar nemagai? Ne. Jie nėra magai. 100% gali tik tai gamta, kur gamta, tos energijos, tai jos turi tuos rautus, kur galėtų jų paprašyti, jeigu jos tau geros, jos atliks tau, ką tu nori. O jeigu radot skelbimą, kur 100% gydau alkoholizmą, 100% ten, aš garantuoju, pamatysit. Aš bijaučiau iš tokio žmogaus, kuris viską taip 100%. O vizualiai? Nežinau, nesusimaščiau kažkaip taip apie išvaizdą. Aš šneku apie įvairiausius amuletus ten. Kažką tai nešiau. Kartais, pavyzdžiui, reikalingi artefaktai tam tikri turėti su savim, bet čia yra su darbiniais reikalais susiję, pavyzdžiui, nes jis veikia, nes tau reikia, nes per jį kažkokia energija eina, tau kažką įsikvies, tai gali tu jų turėti. Bet vien apsikarstimas kažko, tai tau neduoda nieko. Aš, pavyzdžiui, gerai. Tai tu, gerai, aš, pavyzdžiui, galima įsikvies dvasią, lengviau, kartais, pavyzdžiui, praščiau jaučiuosi, tai naudojusiu kortą, įstraukiu kortą, pažiūriu kortą ir man lengviau susikoncentruoti ir įsikvies dvasią. Bet jeigu, pavyzdžiui, atima iš manęs kortas ir tada ten, aš vis tiek galiu. Tada reikia tiesiog atsipalaiduoti. Ir viskas. Ir vis tiek įsikviesi. Jeigu moki, tu gali be jokio daikto viską padaryti. Be jokio, tu aplinkoj viską surasi. Ritualą galima padaryti su bet kokiu daiktu. Turi būgną? Taip, turiu. Aš irgi turiu. Labai geras dainuojantis žemų tonų, o kaip man patinka jisai. Labai, aš mėgstu būgną. Buvo apsirgęs praeitą savaitę, bet aš jį pamaitinau aliejais. Kaip serga būgnai? Man pirmą kartą susirgo, bet aš taip supratau jį. Aš nežinau, kaip gal pas kitus neserga. Tiesiog jis žinot, nuo ko apsirgo, nuo kliento. Ką reiškia apsirgo? Aš tokių išreiškimų pasakiau, nes jisai atliepia labai stipriai į kliento būseną. Jis tapo klientu mano. Klientas sėdėjo, vidinis sunkumas labai buvo stiprus, didelis, spaudimas. O ten, kai su juo dirbi, pas jį žemi tonai, su gaudžia visas. Aš pasiėmiau, pradedu darbą, o jisai ir viskas. Ir jis duslus tapo, jis nieko negali padaryti, šio garsas neina. Ir viskas. Ir aš negaliu su juo dirbti. Aš padėjau tada, aš jį parsinešiau namo, aš jau vien parsinešus namo, jis visas atsigavo. Vėl atsirado garsas, aišku, aš jį ten pamaitinau, ten Ką valgo būgnas? kokosų aliejum, pamaitinau aš, kokosų aliejų mėgstu, veganiškai. Nežinau, man instrukcija buvo tokia, kad jį pamaitint, aš jį pamaitinau, bet jis jau parnešus namo, jau atsigavo jisai. O prie kliento jam kažkas ten atsitiko, jis negalėjo, tarp kitko būna, pavyzdžiui. Kaip pavyzdys šamaniškos energijos, jos labai švelnios, nieko nedaro, be kliento užklausos. Jos prieš žmogaus valią neveikia, jeigu tu paprašai kažko, tada jinai tau duoda. Bet būna, kad, pavyzdžiui, pasikvietė energiją, čia reikia paprašyti pagalbos, sako ne. Žmogus, aš nepadėsiu, nes žmogus nieko nedarys, sako.
Ir nepadeda, stovi šone, neina nei prie kliento, pavyzdžiui. Jis sako, nedarys. Vat nedarys ir viskas. Ir kitos, pavyzdžiui, energijos. Yra pas mane buvę klientų, kur irgi ateina ir man iškart sako, tu įvyk lauk. Sako, tegu jūs eina necenzūriniais žodžiais, nes sako, jisai iš vis nedirbs, nedarys, iš čia paklausys ir išeis. Netgi dvasios nenori nieko su žmonėm daryti, kurie nieko nedaro, o taip galiu pasakyti. Tai nesistebėkit, kad žmonės nemėgsta kitų žmonių, kurie nieko nedaro. Net jeigu dvasios net neina į pagalbą. Nes labai nuo žmogaus darimo priklauso irgi. Vos ne, aš čia padaviau pinigus, man prašau padaryti. Aš gulėsiu. Aš gulėsiu, čia mane gydykit, išgydykit, stebuklus parodykit. Arba pavyzdžiui, jeigu dirba su mano smilkalai, žvakėm, viską reikia dirbti, vis tiek įdėti savo energijos, vizualizacijas daryti, mintys, įsivaizduoti konkrečiai, iš kur tai ateina. Nu, kiek duodi, tiek gauni. Visur yra mainai, tai labai natūralu. Aš uždegiau žvakę, bet išėjau į kitą kambarį ir ten buvau, bet jokio rezultato. Tai sudegė, viskas. O būna tiek, kad, pavyzdžiui, vizualizacijas tenka daryti kokią valandą laiko, kad net išprakaituoja ir gali gulėti lovą ir šalia smilkalą ar žvakę. Ir taip tą vizualizaciją darai, jau čia prakaitus teka. Nu, kiek įdėjai, tokia ir graža bus. Tai va. Reikia vis tiek kažką daryti. Net jeigu ir atrodo, kad labai viskas blogai, vis tiek reikia pabandyti nors mažą veiksmą atlikti, nors susikurs procesas. Tarp kitko, labai dažnai va būna. Aš neturiu darbo, aš negaunu darbo. Pats geriausias dalykas, pasakysiu, nemokamai. Kaip užkur pinigų ratą. Nu, nepriima niekur, nu visai jau ten blogai. Eikit savanoriauti. Geresnio pinigų užkūrimo rato nėra kaip savanorystė. Bet kur jums patinka, su gyvūnais, su žmonėm ten. Paskui į tave įveda į tą didelį ratą ir paskui, žinokit, būna, kad ten užtenka net labai nedaug. Ir žmogus paskui ir darbus randa, ir veiklas, viską. Šitas tikrai ne kartą yra gelbėję. Pati bandai? Aha, esu bandžius. Man irgi padėjo. Padėjo. Jo, jeigu būni užstrigęs kažkur tai ir tikrai atrodo tokia neviltis, man padėjo ir tikrai klientam padeda. Bet kiti žmonės vėl bijo kažko. Tai labai daug baimių pa žmonės, labai daug ko bijo iš tikrųjų. Bijo pradėti. O baigti nebijo? Kai kuriuose situacijose ir baigt bijo, pavyzdžiui, santykiuose. O tai kaip aš čia liksiu vienas, tai kaip aš čia gyvensiu. Ai, geriau pabūsiu tuo smurtautoju dar biški, kol dugną pramuš ten tikriausiai. Tai dar pabūsiu biški, man nepatogu išeiti. Paskui neišlaikys čia. Ekonominis nesaugumas. Tai va, tokių dalykų baigti irgi bijo. Čia protas gal labiau prasideda, nes protas ir protekas veisėsi baimės, kritika, savikritika, viskas ten. Man teko girdėti iš autoritetingo man žmogaus, jog mes ateiname į šį pasaulį su vieninteliu jausmu, tai yra baime. Mes neturim jokių jausmų, išskyrus baimę. Gal čia skirta išgyvenimui? Taip. Kad, žinot, kuo ilgiau pagyventi, reikia biški bijoti, pavyzdžiui, nusidegina, jau žinai, jau nelysi ten. Gal taip ir yra, žinai. Tik gimęs rėkia, nes bijo likti be papo. Nežinau, ką sakyti. Man teko skaityti labai fainą knygą apie evoliucijos psichologiją. Ten aprašyti tie visokie reiškiniai, sakykime, vaiko, leviuko. Va, tai buvo nuostabu skaityti ir netgi kai kurį faktą netgi norėjosi labai patikrinti.
Va, bet Kokį? mano sūnus jau buvo ženkliai vyresnis. O kas ten parašyti, papasakok? Buvo įdomus faktas parašytas, jog leliukas net pažįsta veidų. Aha, esu girdėjus kažką. Jisai net nemato veido, jisai mato tik tai 2 mamos akis. Ir jam tai suteikia saugumo. Ir galima ant popieriaus nupiešti 2 taškiukus ir jam duoti ir jisai šypsosis. Ir jam nereikia mamos. Žinote, esu kažką girdėjus. Nu, nebus su kuo irgi palyginti. Bet įdomu, esu girdėjus jo kažką. Tai, tai vat, kaip baimė vaiko, leliuko tiksliau. Kaip numalšinti baimę, tai parodyti jam 2 taškiukus. Visi girdėjo, 2 taškiukai. Va, matus kaip paprasta. Ja, ir ten pagal raidą jau vėliau jisai jau pradeda atpažįsti. Žodžiu, tada reikia jau burnytę pripiešti, nosytę pripiešti. Štai ir mamos. Jo, tai žinot, va, vėl man taip iškilo, žinot, su žaislais vaikam. Va dabar esu girdėjęs, žinot, kažkokius pabaisas to žaislus daro, kur tokiam baisiom burnom. Nežinau, kaip jie vadinasi, bet jie tokie su tokiais aštriais dantim ir ten. Tai dabar man atrodo, tie vaikai tokie, ta prasme, tokie. Irgi esu girdėjus apie to žaislus, kad jie kenkia psichikai vaikų, nes jie mato tik agresyvų vaizdą. O čia labai perka ir mačiau, pardavinėjau aš čia, iš Kinijos jos turbūt veža, net nežinau. Man pačiai baisu, tai aš nežinau, kaip ten vaikam, gal jie būt gražus kažkokie. Ar magai bijo? Ko? Ko bijo? Lelių. Ko? Lelių. Kokių lelių? Baisių lelių iš Kinijos. Tai aš, pavyzdžiui, galiu vorų bijoti. Tai čia žmogiška baimė. Magas, jeigu magas darys ritualą ir jis bijos, tai paskui prieš jį gali ten viskas taip atsisukti. Realiai, kai darai ritualą, tu turi savo ketinimą, ką tau reikia padaryti, kokią emociją ir būseną siūsti. Tai jeigu tu tam ritualui siūsi savo baimę, o klientui ten kokį finansų ritualą darysi. Nu, tai nesuderinami dalykai. Tai jeigu bijai, tai geriau, jeigu, pavyzdžiui, nedaryti ritualą ir tau blogai jautiesi, bijai kažko, tai neini ir nedarai, viskas. Lauki dienos, kada bus gera diena. Tiesiog pajusi. Taip, nes tau reikia pinigų energiją nusiųsti į tavo ritualą, tau baimė, tai ką, kaip tai generuos. Tada ką tas klientas bijos įsigas pinigų srautų. Tai šis gal tada jis net neateis. Tarp kitko labai žmonės, apie baimę, žmonės labai bijo sėkmės. Pavyzdžiui, žiūri klientą ir sakai, išeisit va iš tos būsenos situacijos ir tikrai bus geriau, nes taip, taip matau, taip rodo man. Tai vis tiek gal blemba nebus. Ir visą laiką galvoju, kaip bus blogai, bet niekas negalvo, o jeigu bus gerai. Nemačiau tokio žmogaus, kad galvotų, blemba, pabaigsiu, va šitą išeisiu, bus geriau. Žinau, kad ne, visi, kaip bus blogai. Aišku, natūraliai galima nusiminti, kad baigėsi kažkas, čia labai natūralu, čia toks natūralus dalykas. Bet sėkmės tu bijo. Ai, būna, bus sėkmė, tai žinau, paskui bus nelaimė. Už sėkmę reikia mokėti. Kančioj būti reikia už kažką visą laiką. Jeigu jums patinka būti kančioj, būkit, aš nežinau. Nemanau, kad žmogui atėjus į šitą fizinį pasaulį skirta, kad būtinai reikia kentėti. Ne, aš taip nemanau. Iš vis, man atrodo, dalykai, iš vis paprasčiau viskai darosi, viskas paprasčiau. Čia sutiksiu pilnai. Reikia paprastėti. Tai jo. Nes žmogus labai save sureikšmina. Va čia aš, tai aš. Geriau apie kitus galvokit ir kaip kitus laimingais padaryti, pavyzdžiui. Bet irgi ne taip, kad irgi būna. Va, aš visais rūpinuosi, viską atiduodu, o jie manęs nevertina. Gyvenimą savo neturėjau. Čia irgi reikia šitas dalykus riboti, tokius dalykus, kai būna dažnai, kad irgi
klientams sakau, nes ten pagal situaciją matosi, kad reikia atriboti net artimų žmonės, apsiriboti, nes ten galvos užlipę. Taigi mama viską padarys, mama užmokės, nesvarbu, kad vaikai suaugę, mama pasirūpins, mama išspręs visas problemas. O ta mama ateina pas mane užsugriuvus visą, nelaiminga. Sakau, reikia ribot, bet kaip tas mano vaikas, ten jau jam tam 30 metų tam vaikui. O dažnai juokiesi? Su artimaisiais tai taip. O su klientais gatvėje? Gatvėje ne gal. Įvaizdis ar Ne, tai nežinau. Ne, tai ką žinau čia natūraliai, ta prasme. Okay. O su klientais, jeigu gerai viskas būna ir kažkaip labai gerai pasibaigia konsultacija ir viskas labai gera gaida, tai jo ir apsikabinam ir nusijuokiam, visko būna. Kartais aš pažiūriu tuos talentus, ar ne, ten, tokie šortai tie vadinami. Ir ten kartais būna save magais vadinantis žmonės. Jie gali iliuzionistai, ne? Ar kaip? Magai, aš nežinau, ten magician, kaip ten angliškai. Ir tai vat noriu paklausti, kuom skiriasi fokusininkas nuo mago scenoje. Iliuzijos apgaulė. Vat ten vaizdinė apgaulė. Tu paslėpė į rutuliuką, tu ten ką, pirštą ten kaip tiesiog. Tai čia fokusas. Fokusai, jo, tokie. Magija ant scenos. Ta pati iliuzija, ten irgi tas pats. Aš, pavyzdžiui, kaip asmuo negaliu dalyvauti ant scenos. Ta prasme, nematau prasmės. Ar nemėgsti? Ta prasme, kam aš, gerai, ateis minė žmonių, ką jie norės, kad aš iškvieščiau ką nors ir ką tada. Ne, čia jau primena sektą kažkokią. Ne man. Na, aš dirbu su konkrečiu žmogum, tas žmogus turi ateiti ir žinoti, ką jis nori paklausti, man tokie papasakokit ką nors, tai irgi. Gal tada visi tada iš vis nebeateis, man atrodo, jeigu tu... Jie ateina pas mane, bet iš tikrųjų ateina pas dvasias, kurios ateina. Nes aš iškviečiu dvasią. Tai dabar sakys, ateis dvasia, tai papasakok man ką nors. Tai gerai, kai papasakos, tai paskui gal neišeisi. Tai nereikia taip ateiti. Jeigu jau žinot, ką norit paklausti, tada ir ateikit. O papasakokit ką nors, tai vėjas. Ar visada atėjęs klientas išeina ištardamas ačiū? Pas mane, man atrodo, kad visada. Net jeigu ir liūdnas išeina. Nes aš suprantu, žmonės ateina kažko tikisi gero, bet aš vis tiek, aš turiu perduoti, ką man pasakė. Ir jeigu tai yra liūdinanti informacija, aš turiu ją perduoti. Nes tada aš jau meluosiu, tai nėra prasmės tada dirbti tokio darbo. Nematau. Taip kad kartais tenka ir nuliūdinti. Ne kartais, dažnai būna, kad žmonės labai su didelėm viltim, lūkesčiais ateina, o pasakai, labai nenori tikėti, labai vis tiek, taip galvoja, gal. Sakau, aš tik perdaviau informaciją. Paskui po kiek laiko man parašo, jo, buvo teisė. Okay. Aš galiu pasakyti, čia yra ramybės ir meditacijos kryžius. Ir labai ilgai pusę metų, gal net metus galvojau, ar jį darytis. Aš iš vis neturiu nė vienos tatuiruotės, bet man labai užreikė. Bet aš vis tiek labai ilgai galvojau, ar man reikia. Jis dar čia viduje turi būti raudonas, bet man labai skaudėjo. Nebesidariau tokio. Jautri vieta. Jo. Aišku, niekas nepasakė, kad reikia vaistų prieš tai išgerti. O reikia gerti? Tai jo, nesakė, žymiai mažiau skaudės. O paskui man ten silpna pasidarė ant galo ir sako, gal jau baigiam. Sakau, baigiam. Tarp kitko, per šitą kryžių galima įeiti į kitą erdvę. Per meditaciją iš tikrųjų galima įeiti. Tai čia irgi toks. Čia va nešiojus artefaktas su savim. Tatuiruotės ir magija. Ar klientai ateina su užklausom, sakykime, apie tatuiruotės?
Ne taip dažnai, bet būna iš tikrųjų, kad klausia, ar čia tatuiruotis, ar blogai, ar tai pakeis mano likimą, ten gyvenimą. Žiūrint, ką jūs norite tatuiruotis. Aš taip galvoju. Nors jį vadina, iš vis tatuiruotės vadina mėtka для dievalą. Tu pasižymi save prieš velnę, kad jis tave žinotų. Tai vadina. Bet aš, pavyzdžiui, jeigu tai kažkokia tau labai reikšminga detalė, tu su ja gerai jautiesi, aš pagal jausmą įsivaizduoju. Aš nevadinu nei gerai, nei blogai. Aišku, jeigu gal kažkokius tai juodos magijos simbolius jūs tatuiruositės, tada, aišku, galima prisikviesti, kai sako, kviesi ir prikviesi. Tai tada, jo, čia jau gal aš tada nerekomenduočiau. Ir labai gerai reikia apgalvoti, ar jūs tikrai norit to. Bet čia vėl aš manau, kad, pavyzdžiui, jeigu susigalvoja, ne iš karto daryti, o tiesiog laike pralaukti. Gal tiesiog, palaukti, o galima iš viso, pavyzdžiui, siūlau. Yra laikinos tatuiruotės, galima užsiklijuoti laikiną, galima nusipiešti tiesiog su tušinuku ir pažiūrėti, kaip jautiesi. Va, tarp kitko būna runų formulės. Pavyzdžiui, galima su tušinuku nusipiešti ant savo kūno runų formulę ir, pavyzdžiui, pažiūrėti, kaip tu jautiesi. Irgi labai duoda įtakos, pavyzdžiui. Ten pradedi geriau, blogiau jaustis, taip ir tatuiruotė. Gal tą tatuiruotę, pirmiausia, arba užsiklijuoti laikiną ir pažiūrėti, arba nusipiešti tiesiog savo. Čia pagal jausmą tai būtų. Buvo užsakymas, aš ten rankdarbiais truputį užsiemu. Tai buvo užklausa apie runas. Žmogus norėjo, pats surašė, kokia rūna, po kurios turi eiti, surašė ten visą tekstą man. Atsiuntė, ir žodžiu, teko viską daryti. Aišku, teko ir domėtis, kas tos yra tos rūnos, iš ko jos turi ir ant ko padarytos. Kada medis turi būti ten ir kaip jis tai turi būti apdirbtos. Ir, žodžiu, iš tikrųjų labai daug. Iš viršaus į apačią. Ne prieš į save, nes paskui priešingus ten, jo priešingai viskas atsitinka. Ir iš tikrųjų teko domėtis ir apie tos piešinius, kad, reiškia, ir forme buvau tokiam ir, žodžiu, kad ten moteris taip jos piešėsi ant rankų, ant delno piešėsi runas, gyvena su jom. Bet tada aš, pavyzdžiui, rekomenduočiau nusipiešti, o ne tatuiruoti ją. Tiesiog, nes tau, jeigu praeina tas laikotarpis, tau jos nebereikia, tu ją paimi, nusivaliai, viskas. Jeigu reikia, pasiryškinai. Be problemų. Man atrodo, mažiausiai problemų tada bus. Kai tiesiog nusipieši ir viskas. Runos labai turi stiprią energiją. Plemba tatuiruoti nerekomenduoju. Blogai, ką nors padarys meistras, eina savo. Ne, nesiūlyčiau tatuiruoti. Runų tikrai labai stiprią energiją jos turi. Tai reikėtų runas išnešti man iš namų? Pas mane yra, aš vis tiek, kaip prieš tai, kai daryti jau ten. Ne, jeigu ant medžio turit? Ne, tai nereikia. Ne, ant savęs. Okay. Tatuiruoti geriau nereikia, nesiūlau. O jeigu paskui jinai kažkaip priešingai paveiksim dar, ar kažkas tai, ne. Kol kas neplanuoju tatuiruoti. Varūnų nerekomenduoju, nusipieškit ir pažiūrėsit, kaip jūs veiks. Nes būna, pavyzdžiui, netgi gali privesti iki fizinio pykinimo runos, nes jos pradės labai gali stipriai veikti. Ką tada darysit? Išsikasit gabalą? Mėsos iš rankų? Visai neseniai susipažinau su tokiu žmogum, tuo momentu yra mano bičiulis. Reiškia, jisai turi išsitatuiravęs marinuoto agurkėlių sloiką. Su Uspaskichu? Tai va. Nežinau, bet man čia pirmoji turbūt tatuiruotė, kuri man... O žiūrint, ką jisai norėjo to pasakyti. Kurią aš, tai va man. Čia, ta prasme, ir humoras, bet, gražu. Aš nežinau, ką reiškia žodis grožis. Bet man gražu, kad aš galiu pasakyti, man fainai. Jam fainai, jums fainai. Gerai, liuks.
Gerai. Ne, Jeigu jam netrukdo, magija kažkokia. jeigu jam netrukdo tie agurkai, gal jis juos labai mėgsta, pavyzdžiui, pagerės suvalgius. Tai įsivaizduot, pasižiūri dar į agurką. Tarp kitko, ar su priklausomybėm, sakykime, alkoholizmas? Jo, priklausomybės priklauso velnio ratui uždaram. Realiai priklausomybė visą laiką bus šalia žmogaus. Jeigu jis jau papuolė į tą ratą, jį gali, kai sako, aš negeriu 10 metų. Todėl žmonės ir skaičiuoja, aš negeriu 10, aš negeriu mėnesį. Visą laiką į tą ratą galima papulti atgal. Ten velnio ratas yra uždaras, jį išleidžia tą žmogų tam tikram laikui išeiti. Po kiek laiko, kada bus silpniausias vėl, jį vėl atgal įtrauks. Irgi labai abejoju, kad galima iš narkotikų ir alkoholizmo liūno ištraukti tiesiog magijos pagalba. Vėl reikalingas gydymas būtinai. Ten tie maginiai valymai irgi, tie dalykai jo gali būti šone, bet vis tiek žmogus niekada neturi ir neturės tokio energijos rauto, kaip būtent velnio tas ratas. Niekada žmogus tiek neturės. Ir jeigu jam reikės sugrąžinti žmogui, ratą jis paims ir jį sugrąžins. Nors jūs ten, nežinau, reabilitacijų praėjot. Tas pats ir su narkotikais. Lošimais, visi azartiniai lošimai. O telefonas? Telefonas, jau nauja liga. Telefonai. Priklausomybė nuo kompiuterio. Nuo ekrano. Jo, tada tu... Ką daro priklausomybė? Tave padaro, kad tu pastoji būtum vienas. Vienas prie ekrano, vienas su švirkštu narkotiku, vienas su buteliu, kad tave izoliuoja patį su savim. Tai va, tas mažas ratukas į didelį ratą. Esu per meditaciją ir per sapnus įėjus į būtent velnio arkaną, bet netgi per sapnus esu įėjus, nebuvau užklausos, bet jau esu sapnavus ne vieną kartą, kad yra velnio ratas ir atskiri ratai, kur žmonės sukasi tuose ratuose. Ten žodžiais neapibūdinama, nes ten rodo kitą erdvę visiškai. Mums neįprasta, negaliu žodžiais apibūdinti. Tai ten, žinokit, irgi aš abejoju. Gerai, jūs ten 20 metų nevartosit. Nieko. Dažniausiai arba būna, kad iš vienus pereina į kitą priklausomybę. Baigėt gert, bet nuėjot ir, pavyzdžiui, pradėjot, žinot, tokį kolekcionuot ką nors. Ir jūs pradėjot labai pinigų daug leisti savo kolekcijoms. Tada, parduodat kažką iš namų, išnešat, kad jums dar kažką nusipirkti. Vat žinokit, čia irgi labai slidus dalykai. Labai gali pereiti iš vieno į kitą, į saldumynus, pavyzdžiui. Čia irgi vienas iš tų dalykų. Mano tema. Įeinat į tą ratą, paskui, bet išeisit iš saldumynų, kur jūs nuves? Gal prie kokios cigaretės, nes su burna susiję. Tai va ten beveik neišeinama, tave perkelia į kitą kažkokį tai ratą. Bet tu ir suksies tose priklausomybėse. Ir teisingai aš suprantu, jog iš priklausomybės išeiti itin sunku. Jeigu įmanoma, tai itin sunku. Aš nežinau, ar įmanoma iš tikrųjų. Dažniausiai tai veda kažkur į kitą priklausomybę. Nors jinai gali atrodyti gražiau, lengvesnė. Bet dažniausiai tai ir tęsiasi visą laiką. Toksai liūdnesnis faktas truputį. Bet, čia tokia realybė, aš kiek susidūrusi, dažniausiai taip ir būna visada. Aš neteigiu, kad aš čia žinau 100%. Aš esu tik susidūrus su klientais ir informacija, kuri ateina iš tų arkanų, su tom informacijom iš tų didelių baisių energijų. Kaip jaudulys dabar? Aš iš vis pamiršau apie tą jaudulį. Aš kalbėjau natūraliai, kažkaip man įprastai, nes aš kažkaip iš savo veiklos, tai atrodo, yra ką papasakot. Tas buvo juntama. O jūs, pavyzdžiui, kažkodėl vaizdas jūs ir Jurta. Nežinau, man asocijuojatės. Viena iš svajonių kažkada.
Mano irgi, bet žinokit, man teko nakvoti jurtai, tai nežinau, ar noriu tokių jurtų. Labai šalta buvo. Nors ten buvo paruošta viskas labai įrengta gražiai, bet man buvo per šalta. Nežinau, aš irgi labai galvoju, man čia reikia jurtos, aš gal darysiu kažkokius susitikimus. Nie velnio nereikia man tos jurtos. O Vilna kokia? Nesmirdėjo niekas ten, žinokit. Ten buvo, sakė, kad specialiai paruošta Vilna. Nes man teko nakvoti. Nu gal tokio, žinau, gal jūs kažkokiai tradiciniai labai tokioj. Palangoj tradicinė jurta. Ne, turbūt ne. Už 15 litų į parą. Tai ne. O aš tarp kitko šiais metais buvau jurtoj. Nu, ne už 15 jau eurų, už brangiau, bet ten jau gražiai viskas padaryta, bet pasirodo jurta ne man. Aš turiu kitą svajonę medinį rąstinį namą turėti, tokį klientam. Nu, pas mane, žinote, irgi va tokios. Bet paskui nežinau, buvau tokia mediniam name. Irgi klausimas ar va. Svarbiausia, reikia pabūt. Vat, savo svajoniai pabūni ir supranti, ar tada tikrai tau reikia. Aš labai norėčiau į Altajų, ten į visokius pašamanus, norėčiau pažiūrėti. Man labai įdomu. Aš iš vis esu individualistas ir esu intravertas, tai nepažįstu. Šiaip mielai bendrauju, naujos pažintys, bet ne. Kaip ilgai atsistatai po bendravimo? Žiūrint pagal ar yra ritualas, ar yra valymas, kokio sunkumo klientas. Yra buvę, kad paskui fiziškai susirgau, yra buvę, kad savaitę paskui turėjau tiesiog atgulėti lovai fiziškai. Bet būna, kad dažniausiai per kitą dieną atsistatau. Bet čia vėl labai individualu, žinau, kad nuo klientų priklauso. Aš irgi introvertas, tikriausiai. Nu, va. Tai man atrodo, žinot, jeigu mes būsime ekstravertai, mes tą energiją išdalinsim biški be reikalo. Ir paskui liksim tušti ir neliks laiko darbui, gal ne tokiam susikaupimui. Aš nematau nieko blogo nei ekstravertos, nei intravertose, man viskas gerai. Jeigu žmogui nereikia, jam ir nereikia tos ten aplinkos, ten nereikia šurmulio, nereikia milijono draugų, tai viskas labai gerai. Aš toks stebėtojas, pavyzdžiui, jeigu grupė, dažniausiai sėdžiu ir stebiu. Ką kiti veikia, man labai patinka pažiūrėti, pirmiausia iš šono. Tai Diana, tada nuolankiai prašau tavęs priimti dar vieną ačiū už pažintį, už pokalbį. Man buvo labai įdomu, neslėpsiu. Ačiū jums, kad pakvietėt, man irgi labai įdomu. Ar ką ir iki sekančio susimatymo. Jo, lauksiu, kada į Kauną visi atvažiuosit. Aš buvęs kaunietis, nors sako, buvusių kauniečių nebūna. Jo, aš kurį laiką gyvenu jau Klaipėdai. Tai. Man Klaipėda labai panaši į Kauną. Ir aš, pavyzdžiui, jeigu gyvenčiau kitą mieste, tai gyvenčiau Klaipėdai. Arba Kaune, arba Klaipėdai. Tai man jie kažkaip labai tokie rezonuoja vienas su kitu, labai tokie geri žmonės, labai viskas tokia energija, tokia švelni. O į Vilnių aš nelabai, pavyzdžiui, jau įvažiuoju į Vilnių ir man nelabai gera pasidaro. Nežinau. Iš raidės viskas netinka. Aš gyvenau 4 miestuose ir visi iš raidės. Magija. Magija. Vai rezonuojat su raidė? Ačiū. Ačiū.